Sveiki bičiuliai, pristatau Jums naująją Ultera Quest. Kaip žinia, šis modelis yra pilnai kitokios struktūros nei buvo likščiol įprasta. Tai yra Ultera Quest. Tai šis modelis yra pritaikytas gilam vandeniui, vidaus vandenims. Taip, jis yra bešepetėlinis, tai kokį norit akumuliatorių, tokį ir jungiat, nes ši Ultera Quest dirba tiek su 24 voltais, tiek su 36 voltais. Skirtumas yra jos gale, jeigu su 24 voltais jūs turite 95 lbs, jeigu pajungsite 36 voltus, jūs turėsite 115 lbs. Kas pakuotėje? Pakuotėje jūs visą laiką rasite visus reikiamus kabelius, tvirtinimo varžtus ir panašiai. Taipogi visus kabelių adapterius, tad nesvarbu, ar jūs ją jungsite prie Helix, ar prie Solix, ar prie Apex, viskas bus vienoje dėžėje. Taip, tai yra naujos kartos minkotos gaminys, todėl prie jo nėra komplektuojama baltas kompasas, nes tai yra naujas valdymo blokas, kuris viduje ir turi kompasą. To pasekoje jums niekada nereikės daryti žiedų plaukiojimo, tos vadinamos kalibracijos, tiesiog nurodyti jai kylio atžvilgio kalibraciją, kad suprastų, kur yra kylys, kokią kampu jis stovi ant jūsų laivo. Prie visų Ultera Quest modelių bus komplektuojamas ir kojinis pedalas, tad nuspręsite jūs, norite jį naudoti ar ne. Prie visų naujų minkoto modelių bus komplektuojamas naujasis nuotolinio valdymo pultelis, kuris turės visas reikiamas kalbas, kad ir kokią jūs bekalbėtumėt. Taipogi OneBoat Network programuojamus 4 iš esmės mygtukus, kurių funkcijas pasirinksite jūs, nes tai priklausys nuo jūsų, kad jums valdyti šį įrenginį būtų patogiau. Taipogi visi nauji varikliai bendrauja su OneBoat Network programėlė. Tad tiek pultelio pagalba, tiek šiuo atveju pačio appso mes puikiai galime valdyti šį naują žvejį. Kaip matot, mechanizmas visiškai kitoks. Vien aliuminio storis korpuse padvigubėjo. Išskleidimo mechanizmo varikliukas dislokuotas jau viduryje, ne šone, ko pasekoj nėra varžos taškų, kurie lemdavo įsidėvėjimą ar panašiai. Prie šių galingųjų Quest variklių kaip aksesorika galite įsigyti ir naujasias greito nuėmimo plokštes. Kaip matot, jų tvirtinimo taškų yra kur kas daugiau, nes daugiau galios reikalauja tikrai tvirtesnio tvirtinimo prie laivo priekių. Tačiau ir varžtai storesni, ir pačios plokštės gerokai storesnės, kaip ir šiuo atveju matote čia suinstaliuota. Energijos suvartojimo atžvilgių tai yra kur kas taupesni varikliai. Realūs bandymai parodė, kad jie bent jau 30% tikrai prailgina tarnavimą, tad su esamo akumuliatoriumi galima kur kas ilgiau žvejoti. Dėl absoliučiai naujų sudedamųjų dalių, tai yra aliuminio apatinio korpuso, kuriame tupi bešepetėlinis variklis, visose Ulterose bus integruotas sonaras, kurio kabelis išeina per čia ir visą laiką rasite adapterius, kuriuos galėsite prijungti prie kiekvieno Humminbird echoloto. Naujos klasės yra komplektuojami sraigtai. Visiškai naujas vairavimo styringo, taip vadinamo, korpusas ir pats varikliukas. Trimo, tai yra kilnojimo mechanizmas taipogi visiškai kitaip padarytas. Jau nėra čia šliaužiuojančių kontaktų, ko pasekoje užsineždavo dulkime ir panašiai. Dabar jis yra tiesiai kabeliais sujungtas su bendru korpusu, ko pasekoje nei vėlavimo, nei kažkokių strigimų nebūna. Pats šaftas Ultera Quest modelių gali būti dabar net iki 100 colių ilgio, tai metriniai sistemoje būtų 2,54 m. Praktiškai nėra tokio laivo, ant kurio nebūtų įmanoma pritvirtinti šį įrenginį ir jis jį nepavaldytų. Nauji kontroliniai moduliai dabar suinstaliuoti tiek į vidutinę
bazę, tiek pats varikliukas turi atskirą valdymo modulį ir viršus visas turi valdymo modulį. Tinklo kabelis jungiasi, kaip ir visų atnaujintų minkotų, jau prie pat viršaus. Jį rasite taipogi prailginimą komplektacijoje. Visi šie mazgai yra atskirai atnaujinami programinė įranga. Visą tai galėsite atlikti naudodamiesi OneBoot Network programėlę, kurią tiek Apple, tiek Android sistemomis parsisiųsit nemokamai iš jūsų programėlių tiekėjo.